Labas, ar teko gerti kavą iš vazonėlio? Nesu tikra, kad to labai reikia. Aš Ieva iš Mama ir auklė ir papasakosiu apie 3 skirtingus auklio agentūrų tipus ir kaip juos atskirti. Tai pirmasis yra personalo atrankos tarnyba, labai specializuota atrankos tarnyba, kur atitinkamas žmogus pritaikomas atitinkamai šeimai pagal psichologinį profilį. Kava pilama į puodelį, pienas į stiklinaitę ir taip toliau. Antrasis tipas yra personalo nuomos tarnyba. Čia yra atsirenkami keli žmonės ir jie yra nuomojami. Kuris tuo metu laisvas, tas ir dirba. Trečiasis variantas yra darbo biržos principas. Tai yra tas variantas, kur ateina bet kuris žmogus į bet kurią šeimą. Taigi yra personalistai, yra nuomos tarnyba ir yra darbo biržos principas. Gerai pasiklausinėkite rinkdamiesi auklio agentūrą.